Sveikuliukai, pupuliukai, arba labas rytas, nuostabus šeštadienio rytas. Ir vat pusryčiaudamas pagalvojau, gal nusivežti jūs pasimaudyti į šaltą jūrą Šiaurės Norvegijai. Lauko temperatūra matau dabar apie 5-6 laipsnius, bet truputį šyla, nes dienos šiltesnės, tai čia iš po nakties. Vandens temperatūra, kiek mačiau, rodo 4 ar 5 laipsnius. Ir taip maudusi ištisus metus. Gal šiais metais taip norėjosi maudytis dažniau, bet gavosi, kad truputį rečiau ir žiemą rečiau jau ir viską. Ir labai dažnai tingiu filmuoti, kada važiuoju, nes maudynės pat, žinot, šaltam vandenį jos nėra ilgos. Nuvažiuoji, įlendi, išlendi ir grįžti. Tai šiandieną labai gražus rytas ir gal važiuojam tada į mano saloj. Tarp kitko vieną vietą lyg ir man parekomendavo, bet nežinau tiksliai ar tenai, bet važiuosim, bandysiu patikrinti, ar ta vieta gera, nes visur, kur anksčiau važiuoju, labai toli, gan tolokai reikia eiti, nes gylio nėra ir tas nelabai patinka, norisi, kad gylis biškį greičiau atsirastų, kad galėtum įmerkt savo kūną. Tai va, važiuojam, bandysim įnert. Skanių pusryčių dar kitko. Draugelis vietoje. Jo, kalnai dar kai kurie snieguoti, o kai kurie ne taip smarkiai. Tai va, truputį pavažiuosim. Kaip truputį, čia iki tos vietos, kad ir man ta pati sala, bet yra apie 12, gal 13 kilometrų, kažkas tokio. Bet su automobiliuku. Jo, vakar su dviračiu apmyniau aplink salą. Tai čia yra 30 km po darbo iš karto. Labai smagiai pramyniau. Gal čia įdėsiu vaizdą. Tai va, varom. Va. Kaip gražiai atrodo. O čia Engelioj salos bažnyčia. Tarp kitko, labai sena bažnyčia. Važiuoju ir galvoju dabar, kad matau, jog turim atoslūgį, šito nepasitikrinau. Tai nežinau, kaip bus su bridimu. Įdomu. Ta vieta tokia kemperių. Vasarom ten būna labai daug, bet dabar oras toks gražus savaitgalis, tai gali būti ten irgi kemperių. Bet turbūt jie netrukdys, jeigu ir bus. Bet nemanau, kad bus. Tai va, nežinau kaip čia bus, neįsivaizduoju. Važiuoju ieškoti naujos vietos, tai toks truputį jaučiuos kaip grybautojas. Bet, o ką? Reikia peržengti save visada. Išeiti iš komforto zonos. Turbūt apie tą ir mano kanalas gal. Tai va, važiuojam jau į kitą pusę salos ir va ten toli, jeigu matos, baltuojantis tokie kalnai. Tai va ten yra Lofotenų salynas, Lofotenų salos. Atrodo netoli, bet čia yra galas perplaukti. Pagal nupasakojimą turėtų būti čia vieta.
Čia yra Battery Dietl. Gal kada atvažiuosiu, parodysiu. Istorinė antro pasaulinio palikimas. Istorinė vieta. Einam, pažiūrėsim. Neįsivaizduoju. Vanduo turėtų būti iki čia. Ir tada jo. O dabar vanduo nuslūgęs. Neįsivaizduoju, kaip ten bus. Bet gal bandyt, apšilt ir niurka. Jaučiu, bandom. Apšilimas vienas iš svarbiausių dalykų. Neįsivaizduoju, graži diena, viskas liuks, bet šiandieną norėjausi jums parodyti, bet motyvacijos mažai. Nieko, apšilsim, bandysim įlyst. Gražu. Bus šalta. Nežinau kaip čia bus. Bangos tokias mantos kažkaip tai numatysim. Draugė. Velnias. Traukia kojas iškart. Blemba, čia reikia važiuoti, kada yra potvynis. Dabar atoslūgis. Nieko gero. Ir nieko gero. Geras. Šalta. Bet vaizdai nerealūs. Ateikit arčiau. Įneriam. Oi. Šturus vanduo. Bet vėsus. Tai va. Geras jausmas. Reiktų ilgiau truputį pabūti. Spėju dar lysiu. Taip mėgstu, įeini pirmam kartui. Kūnas, kad suprastų, kas čia vyksta. Ir varau dar kartą. Tai va. Žiauriai gera, žiauriai faina. Tas toksai dilgčiojimas mane tiesiog veža. Tas dilgčiojimas tiesiog mane veža. Tai nerealu. Tai va, turim lauko temperatūrą dabar turbūt jau pašilę apie 8, o vandens temperatūra, pasižiūrėjau internete, rodė, kad yra apie 5 laipsnius šilumos. Tai šiltas vanduo. Vau, geras jausmas. Žinoma, nepatariu chebrytę to daryti. Tipo, sugalvojau ir varau. Ne, jeigu jūs nesipratinot, jeigu jūs nesigrūdinot, tai, nepatartina, nes kūnas patirs per didelį šoką. Nes realiai aš pratinos
maudausi ir tai va tokiam vandenį kūnas patiria šoką, bet aš tą šoką priimu ne taip drastiškai, nežinau, nemoku turbūt išsireikšti. Aš pradėjau pratintis paprasčiausiai po dušu. Maudais su dušu truputį atsisuki šalto vandens, kada jau jauti, kad to vėsoka ir maudydavaus po tokiu dušu, kol aš pradėjau just, kad man, jau geriau aš galiu dar pasišaldyti. Ir va taip žaisdamas su vandens temperatūrom duše. Ir po to pradėjau atvažiuoti nert ir prasidėjo man ištisi metai. Ir žiemą, ir rudenį, ir pavasarį, ir vasarą truputį. Tai va, žiauriai geras jausmas. Ir žiauriai šalta. Tai va, dar kartą įneriu truputį, trumpam. Varau į krantą, apsišildyti šiek tiek. Ir eisiu dar. Nežinau, turbūt nerodysiu čia jums, kaip einu ir taip. Ar rodyt pastoji, kaip einu. Tai va, žodžiu, antras dabar įnerimas. Bangos nervina truputį. Bet nieko, gerai. Kaip čia geriau jūs padaryti? Bangos judina. O taip. Geras. Gerulis. Tai va, draugai, va taip maždaug atrodo mano įnerimai į šaltą vandenį. Kadangi dabar filmuoju, tai kažkaip mintise galvoju apie filmavimą ir neina normaliai susikaupti, nes stengiuosi atgauti kvėpavimą, kaip matėt. Tai va, žodžiu, kada einu be kameros, šiaip vienas su savim, tada labiau panyru į tą tokią būseną, kur taip su savim, su vandeniu, su tuo šalčiu. Ir dabar, kai noriu jums parodyti, nufilmuoti, nėra to pilno atsipalaidavimo. Nėra to pilno atsipalaidavimo, kaip norėtųsi. Bet vis tiek faina, gera, žiauriai gera. Ir kas man labiausiai patinka, tas pojūtis po visko. Tai va, jėgelė. Na, o po tokių procedūrų pusryčiai, vonia, galima atsigerti ir kavos. Tai va, žiauriai geras jausmas. Tas pojūtis po viso to, tiesiog tu jauties kaip visas su švitriniu popieriu nušveistas, nuvalytas ir naujai gimęs. Ir ne, jeigu kyla klausimas, nesu dar sirgęs nie po kiekvienų maudynių. Nėra buvę, kad susirgčiau. Tai va, dar gal atsakyti, buvo klausimas, lyg ir atsimenu, ką darydavau, ar ką darau, kada vakarais, ar šiaip noriu
įkristi į maistą, į saldumynus, į salduškės, šokoladus ir visą kitą. Dabar to noro nebėra, nebėra tų kankinių, nes man persiprogramavo viskas. O kada būdavo, tai būtent ir stengdavausi atrasti tokius pomėgius, kad atitrauktų smegenis nuo to galvojimo, nes realiai pas mane būdavo tas toks psichologinis noras labiau, ne dėl to, kad organizmas to reikalauja, bet labiau psichologinis noras būtent, pavyzdžiui, saldžiai apsivalgyti kažką taip, būdavo, kankindavaus, bet pastebėjau, kad man labai padeda tas dalykas toks kaip minčių atitraukimas nuo to, o tas dažniausiai padėdavo paprasčiausiai eini pasivaikščioti, su dviračiu išvažiuoji, darai kažką, maudynės, tiesiog atrandi hobių, pradedi knygą skaityti, tiesiog atitrauki mintis ir realiai kažkiek laiko ir tau tas noras praeina. Išmokiau save gauti dopamino iš visiškai kitų dalykų, nesusijusių su maistu, nesusijusių su saldumynais. Tai tą laimės hormoną aš dabar gaunu iš visiškai kitų dalykų. Ir tai atsirado tada, kada į mano gyvenimą atėjo įvairios veiklos, tai fiziniai sporto užsiėmimai, siekiai, toks siekis kaip finišuoti Ironman, pavyzdžiui, link kurio aš po truputį einu. Gal įdėsiu ir video, kaip bandau treniruotis, kol kas bandau treniruotis, su plaukimu kol kas sunku, kaip matot. Ir nežinau, žiūrėsim, kaip bus toliau, matysim. Kaip pastebėjot, į šį kanalą nededu video kaip disciplinuotai, bet tikiuosi ateityje pavyks. Tai va, turbūt kaip ir mano kalba padrika, taip ir mano kanalas šioks toks šiek tiek padrikas yra labai dabar. Bet tikiuosi ateityje susitvarkysiu ir viskas sustos į savo vėžes, kaip ir iki šiol stoja. Tai va, o Ironman svajonė išlieka, bandysim judėti. Noras yra 2027 metais finišuoti Kalmar būtent. Nežinau kodėl, man ten šiaip patiko, kaip ten viskas vyksta ir kaip man pirmokui pradedančiajam visai atrodo nėra labai super, ne pats sudėtingiausias, kaip pavyzdžiui Norvegijoje laikomas pats sudėtingiausias Ironmano trekas. Tai va, bet kol kas treniruojos, nes vis tiek reikia tilpti laiko normas, kad ir kokios jos būtų, reikia jas tilpti, kol kas aš netelpu. Ir laukia daug darbo ir žinoma, finansinis klausimas išlieka, nes neturiu, kaip sakoma, iš savo šeimos biudžeto, iš to biudžeto, ką turiu, neturiu to gabalėlio, kurį galėčiau atplėšti ir paskirti savo Ironman svajoniai. Tai kol kas kaip išeina. Jeigu matysiu, kad aš galiu dalyvauti 27-ais ir noriu ten dalyvauti, bet su finansais truputį trūksta, turbūt teks kreiptis, prašyti rėmėjų pagalbos, kokios ieškoti rėmėjų ar kažką panašaus. Nežinau, gal susidomės mano istorija, būtent, kad nuo 208 kg link Ironman
gal kažką sudomins. Tai, bet čia ateity. Kol kas bandom taip, judam, kaip išeina, bandom stebėti save, jausti save ir neperlaužti per daug. Tai va, ačiū labai. Labai turbūt daug jau pakalbėjau. Spėju, kad ir iki galo dar visi ir nepažiūrėjot, bet jau kas pažiūrėjot, tai ačiū jum. Spauskit like, pasirašykit, pasiekit mane ir parašykit komentarą. Laukiu visada komentarų, tai man padės orientuotis. Jūsų komentarai turbūt dar vienas dalykas, kuris gali padėti orientuotis į mano tolimesnių video kūrimą, kas labiau domintų ir kas jums įdomu. Tai va, ačiū ir einu gert kavos.